3 priežastis, kodėl nereikėtų tikėtis kripto altcoinų sezono, arba kitaip tariant, kripto altcoinų kilimo 2026 metais. Iš esmės, tos pačios 3 priežastis, kodėl aš netikiu, kad iš vis kada nors dar ateis kripto alt seasonas. Pirmoji priežastis, kodėl aš netikiu, kad ateinančiu metu, kada nors artimiausiu metu, netgi metai, 2 ar 5 metai, mes turėsime altcoinų atšokimą ar altcoinų kainos kilimą, yra tai didžioji dalis kriptovaliutų, neskaitant coino, yra visiškai nieko vertos, kitaip tariant, jos nesukūrė jokios pridėtinės vertės. Na, paimkime tą patį XRP. Žinau, kad daugelis čia su manim nesutiks ir sakysi, o Žilnai, Ripple ateitis dar šviesi ir dar čia daug ką galima bus nuveikti. Bet realybė yra ta, kad Ripple yra rinkoje daugiau negu 10 metų, realiai bankai jo nenaudoja ir realiai jie nekuria kažkokias pridėtinės vertės bankams. Nes bankai turi Swift payments, reiškia Swift tarptautinių mokėjimų tinklą ir mokėjimai vyksta ypatingai greitai, jokių problemų. Bankai, kurie naudoja tarptautinius mokėjimus ir stengiasi juos ir naudoti tokius, kokie jie yra. Tai reiškia lėti ir neveikiantis savaitgaliais. Kodėl? Dėl to, kad bankams yra naudinga, kad jūsų pinigai užsiliktų banke, neveiktų bankas savaitgaliais ir neveiktų po darbo valandų. Jeigu kalbėsiu apie tarptautinius pavedimus, jūs tikiuosi, kad puikiai suprantate tai, kad realiai banke niekas rankute netvirtina tarptautinių pavedimų ir visa bankinė sistema puikiai gali veikti ir savaitgaliais ir po darbo valandų. Ir bankai to nedaro specialiai, o ne dėl to, kad neveikia sistemos. Ir šito vietoj tik tai dar viena iš priežasčių, kodėl nereikėtų naudoti to pačio XRP, nes bankai to naudoti tiesiog nenori. Ir šito vietoje reikia suprasti, kad didžioji dalis kriptovaliutų ir visokių altcoinų yra sukurtos ir jos neturi jokio realaus panaudojimo realiam pasaulyje. Kitaip tariant, jie turi savo kažkokią tai idėją, kažkokį tai gerą marketingą, bet realiai, ar tai bus panaudota realybėje, na, šansai yra arti nulio. Pirmoji priežastis yra tiesiog nebuvimas realaus panaudojimo. Taip, čia galima išsiplėsti apie Solana, apie Ethereum ir kitus dalykus, bet jeigu taip pasižiūrėjus, Solanos kuriama infrastruktūra tik tais naudinga būtent kripto visai tai infrastruktūrai, altcoinams, ICO ir panašiai. Ir realus tas panaudojimas yra tikrai pakankamai menkas, jeigu lyginsim, kad visą tai galim padaryti ir kitais būdais, nenaudojant kripto. Ir žmonėms reikia pripažinti, kad yra paprasčiau tą padaryti nenaudojant kripto. Teisingai supraskit, aš norėčiau, kad įvyktų alt seasonas, aš norėčiau, kad altcoinai pumpintų viršų, nes kartu važiuos ir bitcoinas ir netgi mano kai kurie užsilikę keli altcoinai, kuriuos aš norėčiau parduoti. Bet reikia pažiūrėti realybę į akis ir 2026 metais turim tą, ką turim. Kita, dar sakyčiau, svarbesnė priežastis, kodėl nereikėtų tikėtis alt seasono 26 metais arba netgi ateityje, yra tai, kiek mes turime registruotų altcoinų būtent šią momentą. Tai šiai dienai, jeigu pasižiūrėsite į CoinMarketCap puslapį, turime registruotų kriptovaliutų 29,91 milijono vienetų skirtingų kriptovaliutų. Tai ką tai reiškia, mėlėjai? Tai reiškia, kad kriptovaliutų yra priregistruota daugiau negu protų įmanoma suvokti. Pasižiūrėkime į skaičius. Per dieną, per paskutinius 30 dienų, dienos vidurkis, kiek yra sukūriama naujų kriptovaliutų, svyruoja nuo 45 tūkstančių iki 65 tūkstančių ne per mėnesį, per dieną. Tai ką tai reiškia? Kad tų kriptovaliutų yra prikuriama gerokai daugiau negu jų reikia. Ir jeigu pažiūrėsime dabar tiesiog laikotarpį nuo 2000 tarp tų pačių 15 metų, 2016 metais registruotų kriptovaliutų buvo apie 8600 vienetų. Nuo 2023 metų tas kiekis pradėjo augti nuo 2 milijonų iki 29 milijonų registruotų. Ir tai aš kalbu tik apie registruotas kriptovaliutas CoinMarketCap. Dabar kiekis išaugo drastiškai. Kitas parametras, kuris drastiškai neišaugo, tai yra visa rinkos kapitalizacija. Reiškia, kiek kripto rinkoje yra pinigų. Jeigu pažiūrėsime 2022 metais, rinkos kapitalizacija siekia 873 milijardus JAV dolerių. Vėliau paaugo į 2024 iki 2,7 trilijono, galiausiai pats pikas buvo arti 4,2 trilijono JAV dolerių. Na tai reiškia, kad rinkos bendra kapitalizacija, reiškia visas kiekis, kiek buvo pinigų arba yra pinigų kriptovaliutų rinkoje, padidėjo nuo 2022 metų 4 kartus. Kai tuo tarpu kriptovaliutų kiekis išaugo milijonais, o ne 4 kartus, milijonas. Ir kitaip tariant, visi tie pinigai prasiskiedžia ant milijonų skirtingų kripto projektų.
ir tampa be galo sunku suvokti, o kuris kripto projektas, kuris tas altcoinas bus tas, kuris važiuos. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl aš netikiu alt-seasonu, dėl to, kad pačių altcoinų priregistruota, prikurta yra begalybė, iš tikrųjų, arti 30 milijonų, esu tikras, kad dar praeis kelios dienos ir bus jau 30 milijonų, o pinigų kiekis, kiek atkeliauja į tą rinką, yra pakankamai ribotas ir tiek smarkiai neauga. Dėl to nereikėtų tikėtis alt-seasono. Kitas dalykas, tai yra trečioji priežastis, kodėl alt-seasono aš nesitikiu ir iš principo niekada netgi ateityje, yra tai, kad didžiai daliai žmonių įsigyti kriptovaliutas yra gerokai patogiau naudojant įrankius, kuriuos jie yra įpratę naudoti. Tai reiškia, kad naudoti elementarią vertybinių popierių brokerio paskyrą, ką jie naudojo ir anksčiau, tos pačius, nežinau, Interactive Brokers, Vanguard ar kokią platformą bepaimsime. Nes norint įsigyti tiesiog altcoinų, tu turi eiti registruotis, bent jau kraken.com arba ten didžiąją dalim įvairiuose keistose keityklose, reiškia, tu turi nusipirkti bitcoiną, jį persivesti iš normalaus exchange'o į kažkokį tai vien tik tai crypto exchange'ą, tam jau reikia techninių žinių ir tada įsigyji altcoiną, su kuriuo nežinia ką veikti. Kai tuo tarpu, jeigu nori savo portfelį turėti tą vadinamą crypto exposure arba turėti tiesiog elementariai bitcoino, tu gali nueiti į tos pačius Interactive Brokerius, ar į Freedom24, ar į eToro, ar dar bet kokį kitą brokerį ir nusipirkti tiesiog IBIT ETF-o, kuris yra 1:1 atspindi bitcoino kainą. Ir viskas. Reiškia, tau nereikia naudotis jokiais kitais įrankiais. Ir būtent dėl ETF-ų, tų vadinamų inflows, didelių sumų, kas atkeliauja iš ETF-ų ir tie pinigai keliauja į bitcoiną, o ne į altcoinus. Vėlgi tai yra viena iš svarbių priežasčių, kodėl nereikėtų tikėtis altcoinų sezono. Ir bent jau aš jo tiesiog nesitikiu. Dėl to aš prieš jau truputėlį daugiau negu metus pardaviau praktiškai visus savo altcoinus, liko 10 vienetų Solanos ir 1,kažkeli vieneto Ethereum. Viskas, daugiau aš nieko neturiu. Labai norėčiau, kad paaugtų viskas ir galėčiau parduoti su geru pelnu, bet manau, kad tai nevyks ir kažkada tą poziciją irgi teks uždaryti. Gerai, dar keletas priežasčių, gal netokių esminių, kurias aš išvardinau, bet taip pat svarbių. Ketvirtas dalykas, aš manau, kad žmonės suprato, kad didžioji dalis, tai yra 29 milijonai kriptovaliutų, yra ne kas kitas, kaip vadinamas money grab. Kitaip tariant, tai yra jos sukurtos tik tais tam, kad paimti pinigus iš jūsų. Sukurti kriptovaliutą yra be galo pigu. Kainuoja iki 100 eurų. Reikia su paveiksliuko ir reikia ją užregistruoti, tarkim, tam pačiam Solanos tinkle. Kiekvienas iš jūsų tą galite padaryti. Nueikite į pump.io, išleisite, nežinau, kelis eurus ir galite paleisti savo kriptovaliutą. Viskas. Visa esmė yra toliau tą valiutą išmarketinguoti ir parduoti rinkai. Viskas. Ir štai čia gausi, kad daugiausiai uždirba tas, kuris tą kriptovaliutą ir sukūrė. Šitoje vietoje vertingas paminėjimas yra tas pats prezidentas Donaldas Trumpas, kuris paleido Trump coiną, kuris neturi jokios vertės, apart to, kad esi Trumpo supporteris, gerai, jeigu tau tai svarbu, okei, nusipirkai, bet realiai iš to jokios vertės, tiesiog Trumpas susirinko pinigus. Taip pat paleido Melania coiną, kuris nekuria vėlgi jokios vertės to coino turėtojui, apart to, kad turi kažkokį tai digital daiktelį, kuris yra digital, paveikslėlį, ir neva tai yra vertingas dalykas. Tai vėlgi žmonės suprato, kad yra ir nieko su to nepadarysi. Dėl to žmonės tiesiog ima ir nusisuka ir daugiau eina į tuos klasikinius assetus arba klasikinės turto klases, kaip tas pats S&P 500, kuris šiais metais vėl daužo all-time high ribas. Penktoji priežastis, sakykime, tai paskutinė priežastis, tai yra tai, kad absoliučiai didžioji dalis altcoinų yra centralizuoti ir turi neribotą kiekį. Tai kitaip tariant, visa bitcoino idėja, visa kripto arba blockchaino idėja, bitcoin revoliucija, kuo remiasi? Tai reiškia, idėja, kad perėti prie kitokios monetarinės politikos, tai reiškia prie monetarinės politikos, kada pinigų kiekis, šiuo atveju bitcoin kiekis, yra ribotas, yra 21 milijonas vienetų ir nedaugiau ir ne mažiau. Viskas. Tiek jų yra, dalis, aišku, jų yra netgi prarasta. Ir kai tuo tarpu, žiūrint į altcoinų rinką, jų kiekis yra neribotas ir net jeigu jų kiekis ir yra ribotas, jie turi centrinę valdžią, kuri gali bet kada pakeisti kiekį, bet kada gali pakeisti taisyklės, bet kada gali perprogramuoti ir pakeisti visą protokolą. Tai tokia yra, tas, sakykime, penktoji priežastis, nes žmonės nenori turto, kuris yra iš principo neribotas, kurio gali prigaminti kiek tik tais nori. Tai tokios mano 5 priežastis, kodėl aš netikiu, kad ateityje turėsime alt-seasoną, dėl to aš savo altcoinus pardaviau, tą likutį, ką turiu. Tiesiog palauksiu dar gero meto, kada bitcoino kaina šiek tiek paaugs į viršų ir paaugs truputėlį ir altcoino kaina, bet nemanau, kad mes pasieksime kažkokias ten
aukštumas, kada altcoinų kainos ten didės 5, 6 ar ten 10 kartų. Tai ir aš nusimesiu tą likutį, ką ir turėjau dar pasilikęs savo portfelį. Tai tikiuosi, kad šitą informaciją naudinga bus ir tau. Vėlgi, žiūrėkite visą šitą turinį kaip į pramoginį edukacinį turinį ir tai, ką aš išvardinau, yra daugiau mano asmeninė nuomonė, o ne investicinis patarimas. Tai yra tiesiog dalykai, kuo aš tikiu. Jūs galite vadovautis to, galite ne. Rekomenduoju nesivadovauti mano patarimais, tiesiog žiūrėti tai į kaip tiesiog elementarų pramoginį turinį ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose video. Iki.